Norėtume pasveikinti jūs išėjusius į 5. etapą. Aišku, ir tos, kurie bus kitam etapė, 6, ten jau po to jumis lauks aukščiausia lyga ir netoli visai taurė, Europos pinigai, krizės kažkam tai tikrai nesijaučia. Rugpjūčio 11 dieną Dariaus ir Girėno sporto centro stadiono patalpose prieš draugiškas futbolo rungtynės Lietuva-Baltarusija vyko Lietuvos futbolo federacijos 2010–2011 metų taurės varžybų 5 etapo burtų traukimas. Ištraukus burtus paaiškėjo, kad Kėdainių Nevėžis 5-ame taurės etape Šiauliuose susitiks su Šiaulių tauru. Rungtynės turi būti sužaistos iki rugpjūčio 29 dienos. Artimiausiu metu paaiškės tiksli varžybų data. Ištraukus burtus paaiškėjo, kad Nevėžio priešininkas 5-ame etape tapo Šiaulių tauro komanda. Apie Šiaulių tauro komandą tikrai neturim daug informacijos, žinom, kad jinai debiutuoja Lietuvos futbolo federacijos taurės varžybose, bet aš manau, kaip ir kiekvieną priešininką reikia gerbti ir šias rungtynės atsinešime tikrai labai rimtai. Žinom, kad tik tai ši komanda dalyvauja Šiaulių apskrities pirmenybėse ir ten gana sėkmingai žaidžia, taip kad tikrai nusiteiksime kovingai ir stengsimės Nevėžio fanus pradžiuginti patekimui sekantį taurės etapą. Kėdainietis LT.